Šiandien Valentino dienos išvakarių orbitoje. Meilės pasimatymas ir užsimezgusi intriga. Karštas savaitės interviu. Ir pabaigai karti meilės istorijos publicistika. Čia Orbita. 7 dienos. Iš Orbitos 7 dienų studijos Algirdas Ramanauskas. Ir Violeta Riaubiškytė. Labas vakaras, pradėsime skleisti mūsų gerasias žinias. Pirmoji ir pati svarbiausia iš jų - su Švento Valentino diena. Argi? Ačiū, Violeta, tikrai didelis dėkui tau, tave irgi taip pat. Tos dienos proga aš parašiau tu mažą dovanėlę, šiokį tokį surprizą. Wow. Tai bus eilės. Mūsų Violeta nepaprastai piękna kobieta. Wow, mūsų Algis tikras poetas kotletas. Mes taip nesenai kartu dirbame, Algiau, jūs apie manėlės rašote. Tikra tiesa, gerbiama Violeta, tačiau nenorėkite, kad aš jums pradėčiau dovanoti mažyčius meilės surprizus, nes dievoži per mažai nepasirodys. Gal, Algiai, palikime šitą reikalą tikriems įsimylėjėliams, tokiems kaip Budulis ir Oksana. Na, bet ir vardas kaip pas katę, kuris serga chlamidijozą. Artėjant Švento Valentino dienai, tūkstančiai Lietuvos porų prisipažįsta meilei vieni kitiems su padidėjusia aistra, praneša statistikos departamentas. Apie tai šis Orbitos reportažas. Labas vakaras, kaip ir kiekvieną nuostabų vakarą artėjant Švento Valentino dienai, mes suvedame du nuostabus žmonės ir ant jie susitiktų arba susitaikytų, o galbūt prisipažintų meilėje. Aš, Valentinas Pykšt-Pokšt, taip pat tai jums įrodysiu visiškai netrukus. Labai diena, Budulis, tai matome patį tamstą čia ir kaip čia dabar viskas vyksta. Nesenai sužinojau, kameros draugas sakė, kad galima biški laisvų dienų pasidaryti. Taip dar daug kas ir iš Voiskės nusimuilina. Dar į užsienį kas nori važiuoti, tai rašau į jūsų redakciją šitiems blogam, kad su Boba susitikt. Bet iš tikrųjų, aš žinau, tą žmogų labai myliu. Labai myliu ir čia tai biški negerai gavosi. Ir man dabar reikia, kaip sakant, teisybę atstatyti. Kad su tuo žmogum pasimatyt, nu. Aha, tai gal tos meilės dienos progą mes jums meilę ženklelį priklijuosim. Gražiau atrodys, ką? Ką tu čia mane gaidžių darai? Pats nežiauk tokį. Klausyk, Agirdi, yra toks dalykas, labai reikia sutvarkyti. Jūs padarykite, kad aš pamatyčiau Oksaną, man su ją reikia pasikalbėti, nes yra prisidirbus man biški, žinokit. Ir man reikia įrodyti meilę jai, nu. Na ir štai, kūrybinė grupė puolė slėptis. Juk čia ateis Oksana. Jei net nenujaučia, kokį šaunų siurprizą Pykšt-Pokšt paruošė kartu su Buduliu. Paskutiniai pasiruošimai. Ir. Nagi, pažiūrėkime. Mūsų širdis virpa, kaip ir Budulio, kaip ir Oksanos. Nors visą tai Buduliui nekainavo. Šis žmogus yra principingas, juk meilė irgi turi savo kainą. Nagi. Taigi, mūsų įvykis artėja prie kulminacijos, gal Budulis eime, tuoj pat ateis Oksana, o mes Budulį paslėpsime specialiai tam skirtame kambarėlyje, kuriame ir pamatysime, kaip ten kas bus. Tuoj pat artėja įvykiai prie kulminacijos. O tu žiūrėk, neprasibazarink, nes šiaip iš kalbos tai triochalaisi. Žiūrėk, ką nors sušiksi, po žemę pakasiu. A, jau nereikės to. Taigi, artėjame prie kulminacijos, tuoj pat pamatysime Oksaną. Štai ir Budulio išrinktoji. Gracingai manekenės žingsnių žengia į barą. Pasislėpęs kambarėlį, nerimstantis susitikimo laukia ir Budulis. Nervuojasi, biški. Kas iš viso to gausis? Ar išvirs mylimieji košė, tai yra makalošė iš bendro katil, nu? Oksana, tokia šūstra boba buvai, velniukė, tu mano, kad žinotų, kaip aš tave myliu. Na, meilė ateina ir kiaurai sienas. Tuo ir žavus realybės šou, nes nesurežisuota situacija, kai įvykių prodiuseris yra pats gyvenimas. Aleho, tu buvai, gal tau buvau aš neteisingas. Nu, bet ką darysi? Boba turi savo vietoj sėdėti. Nu, kas čia bus, jeigu tai bachūrų neklausys Boba? Mažulė, tu turbūt net nenutuoki, kas tavęs laukia? Gal ir susitaikysiu. Nu, kas čia atleis mane, ne? Tyliai ramiai, Oksana jau atėjo, tuoj viskas prasidės. Tai duok žinot, kada.
Labas vakaras, LNK, Orbitos Valentinas. Ar žinote, kas čia vyksta? Ką? Orbitos Valentinas, ar žinote, kas čia vyksta? Ne. O kodėl jūs esate čia? Man paskambino kažkoks vyras, sakė atvaryti kabaką. Ar nujaučiate, kas tas vyras yra arba gali būti? Nu, kaip pas mane daug kavalierių, nežinau. Nu, labas, Oksana. Nu, labas. Tai čia tu? Aš žinau, kad tu kalėjime. Nu, tai išėjau per televiziją, kai sako, atsiprašyti noriu tave, žinok, nes visko pas mumi čia gyvenime buvo, žinok, viso tokio. Tai Valentino, Švento Valentino dienos proga noriu paprašyti tavo rankos ir maldauju atleidimo. Tai tu rankos prieš mane nekelsi? Nu, nebesimušiu, nu, kiek tau sakau jau. Nebegaliu, nu. Aš žinau, be tave negaliu gyventi. Man, aš net televizijoje parašiau laišką, tai priimk iš mane šitas rožės, kai sako, gal susitaiko mane. Kaip tu čia sugalvojai? Ne, patiko, ne. Normaliai. Tai šampano išgersim. Ne, šampano tu. Davai, suslikas, bėg, ne. Kaip gerai, kad LNK Šventas Valentinas Orbitą suveda į porą dvi mylinčias širdis, kaip kad šiuo atveju. Taigi šampanas, meilės jausmai visai netrukus. Jau tokią dieną, žinai, be šampano, tai nėra šventės. O, kaip smagu šampanas, tai gal ta proga. Nu, tai kai sako, kad taip jau gaunasi. Girdai, Gaižiau, ką tu sau leidi į mano baną žiūrėti, ha? Mano darbas toks, Valentinas, taigi va čia. Ką tu, Valentinas, ką tu sau leidi, Gaidį? Ką tu sau leidi? Ha? Gaižiau, o ką tu sau leidai? Ai, ką? Nereikia man šito viso Valentino šventės. Buvai, ir liksi. Nereikėjo tau mano... Na va, meilė akla, pavydas rūstus. Dažna ši situacija. Nors be jos, kaip ir be jos, tai yra... Nebūna, nėra namų be dūmų. Žinom, kad Budulis ir Oksana susitaikė. Ir dabar vėl kartu švęs Valentino dieną. O galbūt ir ne. Kągi, tikrai nepaprastai smagu dėl jaunų Lietuvos žmonių ir jų rodomų jausmų vieni kitiems tokią dieną. O jūs, gerbiama Violeta, ar sulaukite tokio dėmesio šiandien iš ko nors, iš kokio nors draugo ar panašiai? Gal pereikime prie pasaulio Lietuvos margumynų. Savo ekranuose matote jūrų paršą Kastytį, kuris atliks pagrindinį vaidmenį, jau filmuojame Lietuvos kino studijos filme Eglė Žalčių karalienė. Jeigu manote, kad tai yra Gariūnų turgavietė ar koks Visagino country, labai klystate. Tai kur kas didingiau. Jūsų televizoriuose pirmasis ir turbūt paskutinis Arabijos Woodstockas. Kaip sakoma, arabiškasis Light My Fire. Žiūrėkite. Dabar liepsiu šiems islamo barzdukams atsistoti ir jie iš karto klausys mano komandos. Nagi, opa! Na va, matote, o jūs manėte, kad aš melagis ir durnelis. O dabar šitiems liepsiu atsitiesti. Nagi, atsitiesiam. Fantastika. O čia tie, kurie mano komandų klauso jau 10 metų. Na ir dar kartą šaunuoliai. Na ir kaip jums atrodo, už ką tokie prabalsavo Lietuvos prezidento rinkimuose? Kuveito avys visai kaip ir Kinijos pandos. Juos labai nenoriai dauginasi, todėl galima sakyti, visai nesidauginasi. Tada arabai pagauna ir avį ir nuveda juos į automobilį, kur keturkojai meilužiai gali intimiai pabendrauti. Taip sakant, užsiimti seksu automašinoje. Ha, visai kaip ir dažnas iš mūsų lietuvių.
Čia matote, kaip sėkmingai Vilniaus policijos pareigūnai ieško narkotikų tabore. Va. Po reklamos matysite. Budulio beprotiška meilės istorija Oksanai, savaitės interviu ir Zbignevo vedamasis. Tęsiame laidą. Dabar pereisime prie vieno paskutinesnių prezidento Valdo Adamkaus dienoraštinių pastebėjimų. Mielas dienoraštį. Po Pakso inauguracijos praėjus 2 dienoms, vasario 28 vakare, eisiu į Bravo klubą, atsipachmėlinti ir paklausyti 2 valandų koncerto. Gros mano draugai, radio šou teatras. Bus juoko. Ateikit ir jūs. Nors ši savaitė ir pakankamai šventiška, visgi mūsų politologas Zbignevas Ruberoidas anaip tol nenusiteikęs linksmintis. Būtent todėl jo savaitės vedamasis, kaip visada perdėm politizuotas ir gana rimtas. Aukštaičių ūkininkai paskelbė karą pieno sūrio kombinatui ir užblokavo malakavozą. Valstiečiai prisigando pienininkų ketinimų nenugryptų pieno kainą sulyginti su šalto vandenio kaina. 4 litai 12 centų už kubatūrą. Vilniaus ratušai pagaliau įvyko buržuazinių kapitalistų vienas kardzibaletas. Visi raicėsi, vaipėsi, staipėsi, pūtėsi kaip kalakutai prieš svadžbą. Tik vienas Katkus į visą šitą reiškinį sureagavo gana keistokai, į mano galvą, demonstruodamas aukštuomenį ne visai padoro judesį. Vakarų pasaulio politikos apžvalgininkai pareiškė susirūpinimą, kad Lietuvos valdžios Olimpą paėmusios policinės jėgos dar nemoka stovėti ant kojų, yra finansuojamas ir maitinamas neaiškios kilmės recesiškų skedalų ir dėl to yra neprognozuojamos. Teisingai, argi čia policinis elitas, kažkoks neapsiplaukavusių kurapkų lystas. Taip vadinami Lietuvos roniai, kaip aš jos vadinu vandenio invalidai, susirinko į Baltijos jūrą žuvelių iš Puledo grabalioci ir vėl sukėlė tarptautinį cintų skandalą. Taip pat į Vilnių prisigerci, tai yra pasportoti, atskridosi Nisa butilnikai iš Latvijos, Ulmanis, Birka vas, įmuša pimpas su mūsų diplomatijos didmeistrais. Mūsu valstības politikas diplomācijas konflikts regulēja Algirds, Pimpals, Birkavs ir Rīgas Balzāms. Ginčiasi dėl Sadamo ir Irako sudubasinimo, Šrioderis ir Širakas atsakė apginti NATO narius turkus, jeigu jos okupos Irako kravasosai. Raudonskūriai vokiečiai į prancūzų varliamušai susijungė su rusų ir kitais opozicija, įsileidami į Guseino rėmimo fondą. Milijonai viso pasaulio musulmaninų sugužėjo į Mikelkakos miestą džihado Ramadano atšvęsti. Apsiskūti ir apsipjausti čeburaškos džiugino Sadamo širdį, kuris, smaukydamas amerikonišką cigarą, rikiavo savo armiją, susėdžiančią iš barzdotų samdinių, nekaltų mergaičių, elfų ir ufonautų. Rusija vėl didina spaudimą pasaulio bendruomeniai. Prezidento Tupino advokatai pasikėsino paduoti į teismą visame pasaulyje žinomą Garį Poterį už tai, kad jis elfą nukopijavo nuo Putino mordos ir pasidarė savo iš to nemažą navarą. Vot zila, mangi irgi kartais sunku atpažinti, katras iš jų prezidentas, a katras elfas. A tu atrask 7 skirtumus. Ogo. Mūsų pasiekė informacija, kad Švento Valentino dienos proga mūsų pirmojo siužeto herojai netikėtai pateko pas psichologą. Jausmų perteklius ne visada būna laimę nešantis faktorius. Žmonių tarpusavio santykiai neretai būna lydimi emocinių perkrovų, kurias dažnai sukelia pavydas, sako japonų mokslininkai. Cėsia, labą dieną. Labą dieną. Labą diena. Kuom galiu padėti, aš esu psichoterapeuto traumatologas Sveigas Ramanauskas. Labai malonu, kad jūs užėjote pas mus į šeimų krizių valdymo centrą ir nėra tokios problemos. Aš jums pasakysiu, ko šiuolaikinė medicina nebegali pagelbėti. Prisistatykit, prašom, ko jūs vardu būsite? Budulis. Budulis. Ir Oksana. Ir Oksana. Labai daili ponia, esate labai smagu. Jūs, aišku, žinote apie mūsų klinikos įkainius. Valanda konsultacijos 50 litų. Litukų, atsiprašau. Tai kur tu mane atvedei dabar? Čia
Tai ką aš tau mokėsiu pusę valandos, apie ką čia tiek šnekėt valandą? Pusę valandos bus, nu, tada 30 litų bus pusę valandos. Brangu, 5 minutės šnekam. Tada bus 10 litukų, tada galim pradėti. 6 litai. 7. 6. Nu, gerai, tegul būna 6, bet tada bus 4 minutės 50 sekundžių. Pradėkime, ponia Oksana, kokios jūsų bėdas? Budulis kalbės, taip. Tiesa, su Švento Gedimino diena jūs artėjančia, taip, klausau. Ir mums reikia pagalbos. Nes iš pradžių, kai draugavom, nebuvo problemų. Jokių. Buvo gerai viskas. Dabar, kai mes apsigyvenom kartu. Jūs kalbėkite, aš pažįsiu jūsų diagramą. Gerai, nes, ir pavydus labai pasidarė. Nebežinau, nei ką daryti, nei nieko. Ką tu aiškini, ne tai viskas buvo. Dabar aš papasakosiu. Visiškai, tu nemeluok, ką tau su manim blogai buvo, kad aš tau kiek rožių atnešiau per pirmą kartą pasimatymą, tau visą laiką šampano nupirkdavau, ką tu su manim bloga. Žinokit, mes kai kartu pradėjom gyventi, aš negaliu, kai ateina pas mane draugai, ar dar kas nors. Oksana, jūs apsiraminkite, aš jūsų diagramą nupiešiu. Jinai pirmą ne man atneša kavos, o draugui paduoda. Tai kaip išeina, jinai mane mažiau gerbė negu draugą, tai jeigu šeimoje yra vyras, tai pirmą man turėtų kavos įpilti, o ne jinai draugui pils. O dabar žiūrėk, kai jinai išeina cigarečių, kur nors nupirkti kioską, išeina valandą būna, sako, su draugiam kalba. O ką aš žinau, jeigu jį taip su draugiam kalba, tai jį gali su draugu nueiti, kur per valandą. Ką aš žinau, kur jinai nuveina. Būna tai, kad į darbą pareinu. Klausiu, ko toks nervuotas? Ai, jis žino, kokie mano reikalai. Tai kartais jis nokino. Kad tylėtų, Aš jau nebežinau, ką man daryti. Tavo pavyds tave sugriaus. Nepavyds, aš tave myliu labai, va. Oi, kokios diagramos pas jumis, tikrai problema šeimoje, bet mūsų laikas baigėsi, matau, laikas bus atsisveikinti. Kaip juokaujama pas mus klinikoje, meilės ne tik ant duonos neužtepsi, bet ir užpagalį įsikiši. Aš išrašysiu jums gydymą, kad Gedimino švento dienos proga jūs susitaikytumėt. Aš esu homeopatas, gydytojas netradicinės medicinos, rozetės terapija. Namie atsistojate valandą per parą, pastovite prie rozetės. Jūs prie radio taško, jūs prie 220. Kągi, galim pažiūrėti dabar jūsų diagramas, kur pripaišėm, tokias įdomus labai psichopatinės asmenybės. Matome, raudonas pažymėtas yra pas mus Budulis. O jūs, Oksana, esat mėlyna. Budulis, iš pradžių ramiai šnekėjo, kiek kainuos valanda, viską. Ir po to čia užkilo čia, kai kavos įpila man, draugui neįpila. Ir čia laikas jau baigėsi ir 5 minutės praėjo. Jūs jau mėlynas, jūs tokia rami, panelė, susiuku, tu aš tave myliu, vyrdė, ir vėl vis nieko gyvenime nepasieksite. O kas šitie visi, kur yra juoda ir žalia? Juoda tai aš, va čia rašau, klausau, čia apie pinigus kalba, va čia jūs rašau, va irgi gyvenime nieko nepasieksite. A žalia operatorius mūsų, va jisai stovi tenais. Gerai, eikit iš čia, 10 litų ir seansas baigtas. A ką dabar jį žiūri? Ką, labai jis gal tau patinka su ūsais ir akinais? Prašau apsiraminti, eikite iš pro duris. Gal tau labai gražus, gal norėtum su juo permiegoti, ne? A tu kaip jį, tu nežiūri, tu į mano bobą žiūri, a? Kur tu žiūri į mano bobą, a? Padaužyt gal galvą į stalą? Nereikia, čia mikrofonas yra įtaisytas. Einam, kas čia stovi, kas žiūri, einam namo, pasiaiškinsiu. A ko tu žiūri? Bus į klinikos muziejus, tokias kardiogramas, dar nemačiau psicho. Niekur nedinkite. Po reklamos jūsų laukia savaitės interviu ir kriminalinė suvestinė. Dabar jūs turite pilną teisę nueiti virtuvę, užkasti kokį riebų spirgą, arba jeigu spėsite iki mūsų laidos tęsinio, galite ir pasisioti tualete per tą laiką. Reklama. Po reklamos matysite karštasis savaitės interviu bei nusikaltimas ir bausmė. Tai yra komisarai.
Sveiki sugrįžę po reklamos, brangų žiūrovai. Čia jūsų nuolankus tarnas, Egiukas Hitleriečka. Ir kągi, jūsų dėmesiui vėlgi rubrika pokalbis su įdomu žmogum. Ir šiandien tikrai įdomus pašnekovas pas mane studijai. Štai jis sėdi, ponas jauniausias meras Europoje, o gal ir pasaulyje. Ne, ponas Zokai, malonu jūs matyti. Kągi, pirmas klausimas jums būtų toks. Yra kalbama, kad jūs esate įsirengęs ant savo namo stogo galingą priešlėktuvinės gynybos sistemą ir visada apšaudote virš Vilniaus praskrendančius lėktuvus. Tai kiek Lietuvos lėktuvų, ponas Zokai, būdamas Vilniaus meru, esate vėjais paleidęs? 150, bet ne vėjais, o namo. Pone Artūrai, va toks mano vienas korišas, lakūnas, pasakojo, kad girtas dačirta kartų virš jūsų namo skraidė, ir jūs jam nieko nepadarėt. Tai ne vienas giriasi, bet džiaukitės, kad mes dar tolerantiški. Daugeliui Vilniečių labai skauda širdį, dėl to, kad jūs nieko nesuprantat apie inauguraciją ir lėktuvus. Tai gerai ar blogai? Aš nieko nesuprantu, jeigu nesuprantu, tai vadinasi yra blogai. Nu taip, o kas čia gero? Nu, a kas jums, ponė Zokai, davė tokią teisę griauti pasitikėjimą naujai išrinktų prezidentų Rolandu Paksu? Pone Zokas, nu, ir kodėl jūs nenorite pasitikėjimo tarp jūsų ir Pakso statyti? Norint statyti, prieš tai reikia nugriauti kažką, tai dabar griauna, paskui po to statysim. Nu gal ir teisingai, pono Zokai. Va toks nemalonus klausimas, higieninis, sakyčiau. Neseniai vienas Pakso parankinis paliepė jums tiesiai šviesiai eiti šikti. Nu, ir kaip jūs vertinate tokius pasakymus? Sakyčiau, gal reikėtų švelniau su tokiais pasakymais. Švelniau, nu jūs maladėts, ponas Zokai, prie gumoro, ne? Toks švelnumas, toks pacifizmas, jėga, čiatkai, nu, karočią, tokia nata mes ir baigėme mano rubriką pokalbis su įdomu žmogum. Čia jūsų Egiukas Hitleriečka, tęsime laidą. Nuoširdžiai dėkojame Egidijui Hitleriečkai ir jo įdomiam pašnekovui. O dabar grįžkime į studiją. Nelgi, mes geriau išeikime iš studijos, nes ateina komisarų valanda. O su tais idiotais aš nenoriu turėti jokių reikalų. Oi, kokia mandravonė, bijo pareigūnų. Sėskite į vietą, kolega, prašom. Sveikata. Vaflė iškrito. Kaip sakant, kad radarą atgautum. Kriminalinės viešinė, prašom, kolega, pradėkite. Plasmasinės širdutės šventė, galbūt sulaužyto širdutės šventė, nežada mums nieko gero. Kolega, gal pantrinsite man? Nustatyta, kad Valentinas, kurį priimta laikyti šventoju, iš tikrųjų buvo gėjus ir dėl to priešinosi labai vasario 16, kurį įvyko po 2 dienų. Taip, kokios šventės, toks yra to šventės. Gerai policijai žinomas Budulis 72 metų gimimo iškretė tokių dalykų, kurias į suvestinę surašius net netilptų į 2 puslapius. Minėtas Budulis padarė apysunkį kūno sužalojimą savo sugyventiniai vardu Oksana, registruotai Bijūno gatvėje, namas 14, būtas neregistruotas. Taip pat po to kabinėjosi prie žmonių, nusipirkęs 2 butelius degtinės, daužė, štai matote kaip tik filmuota medžiaga, jisai elgėsi agresyviai, tačiau gerojiškų ir savalaikių policijos Vilniaus pareigūnų dėka buvo sulaikytas, tas ir nuvežtas į laikiną sulaikymo priemonę, kur pas jį buvo išimtas švirkštas su melsvų rudais skysčių iš kišenės. Taip, meilė yra meilė, o mirtis Veronai yra mirtis Veronai. Taip, neduokim nežabotam pavydui duoti džino iš butelio, iš užpakalio, neištraukime džino. Patraukit už pirštą man. Kągi, čia buvo komisariato pranešimas, iki malonaus, nesi kur užkitės. Didelis dėkui komisarams, taip pat dėkojame Buduliui ir Oksanai. Labai gerai, kad jų jau čia nebėra šitoj studijai. Taip pat nepaprastai dėkojame jums, brangų žiūrovai, už tai, kad jūs praleidote šį nuostabų meilės, sakyčiau, Švento Valentino kupiną pusvalandį su mumis. Susitiksime lygiai po savaitės, toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku. Laidą vedė Algis Ramanauskas ir Violeta Riaubiškytė. Wow. Tu mano mažiukas, kaip aš tai norėjau, kad laida greičiau baigtų.